Kam apskritai vargti su automobilio priežiūra? Nuvažiuoji į tunelinę plovyklą, nusiplauni ir viskas okei. Šito automobilio savininkas mane lygiai tą patį. Išduosiu paslaptį. Jis turėjo tunelinės plovyklos abonementą. O dabar einam pasižiūrėsim, kokia automobiliu yra padaryta žala. Praėjo vos 6 mėnesiai, o šiandien matome štai tokį vaizdą. Ne tik daugybė smulkių, bet ir gilesnių įbrėžimų. Prarastas blizgesys bei pažeistas lako paviršius. Bus atliekamas detalus poliravimas, keramikinių dangų dengimas, kurios apsaugos paviršių ir padės ilgiau išlaikyti pasiektą rezultatą. Taip pat standartiškai po rankinėlėmis bus apklijuota PPF apsauginė plėvelė. Priekiniai žibintai taip pat bus dengiami plėvele. Padarysim taip, kad automobilis atrodytų taip, kaip turi atrodyti. Tunelinės plovyklos tikrai sutaupo laiką. Bet kitas klausimas, ar tikrai sutaupo jūsų pinigus?